pačios lietuviškiausios kolekcijos, pavadintos etnoritmu. Ją sukūrė 3 kurso aprangos dizaino ir technologijų studijų programų studentė Edita Kušleikė. Autorė teigia, kad nuolatinis stebėjimas atima iš mūsų galimybę pasinerti į papročius ir tradicijas. Tačiau kiekvienas turėtume stabtelti ir prisiminti savo protėvius, juk liaudies menas persunktas giliausių sielos jausmų, gimęs ir augęs stipriai veikiant aplinkai. Senoliai labai jautė gamtą, jos ritmą, ritmingai plaka žmogaus širdis, ritmingai keičiasi diena ir naktis, metų laikai, ritmingai persipina liaudiški motyvai ir ornamentai. Ši kolekcija tai vientisas lietuvių etno motyvų įkvėptas drabužio ansamblis, skirtas dėvėti kasdienai ir tinkantis tautiškose šventėse. Drabužiams būdingas reljefinis skaidymas, minkštos linijos ir romantiškos detalės. Subtilus lietuviško lino grožis ir austiniai raštai puikiai perteikia mūsų senolių paprastumą, tyrumą ir pasaulėžiūrą. Taigi pasivaikščiokime vedami Editos Kušleikienės etnoritmu. Jaudulys atvasata